Nuo pagonybės link vakarietiškos valstybės. XIV amžius buvo lemtingas Lietuvos didžiajai kunigaikštystei. Šiame laikotarpyje valstybė susidūrė su iššūkiais, nulėmusiais jos vietą Europoje. Senasis pagoniškas paveldas, ilgai buvęs stiprybės šaltiniu, tapo kliūtimi siekiant tarptautinio pripažinimo ir apsaugos nuo kryžiuočių ordino agresijos. Jogailos ir Vytauto sprendimai dėl krikšto, sąjungos ir vidaus reformos atvėrė kelią Lietuvos modernizacijai, bet kartu įtraukė valstybę į sudėtingą geopolitinių kovų sūkurį. Jogailos ir Vytauto kova dėl valdžios. XIV amžiuje Lietuva liko paskutinė pagoniška valstybė Europoje. Senasis baltų tikėjimas vienijo visuomenę, stiprino tautinę savimonę ir skatino pasipriešinimą kryžiuočių ordinui bei stačiatikybės plėtimui iš rytų. Tačiau religinis uždarumas stabdė kultūrinę ir technologinę raidą, nebuvo perimami Europos mokslo, raštijos ir valdymo pasiekimai. Tai ilgainiui silpnino valstybę, didino diplomatinę izoliaciją ir kėlė karinius iššūkius, verčiančius Lietuvos valdovus ieškoti sprendimų, kaip išlikti besikeičiančioje Europoje. 1377 metais mirus Algirdui, didžiojo kunigaikščio sostą paveldėjo jo sūnus Jogaila, tačiau jis netrukus susidūrė su valdžios dalybų iššūkiu. Jo dėdė Kęstutis tikėjosi paramos kovoje prieš kryžiuočių ordiną, tačiau 1380 metais Jogaila slapta sudarė su ordinu Dovydiškių sutartį. Joje Jogaila įsipareigojo nesikišti į ordino žygius prieš Kęstučio valdas Žemaitijoje ir Trakų kunigaikštystėje, o ordinas pažadėjo nepulti paties Jogailos žemių. Tuo metu Jogaila svarstė apie krikšto priėmimą kaip priemonę sustiprinti savo valdžią ir užsitikrinti tarptautinę paramą, tačiau dvejojo tarp katalikybės ir stačiatikybės, vertindamas politinės pasekmes. 1381 metais sužinojęs apie Jogailos slaptą susitarimą su Vokiečių ordinu, Kęstutis užėmė Vilnių ir pasiskelbė didžiuoju kunigaikščiu. Tačiau jau 1382 metais Jogaila, Kęstučiui išvykus iš Vilniaus, susigrąžino miestą. Kęstutis su sūnumi Vytautu surinko apie 9000 karių, daugiausia iš Žemaitijos ir Palenkės, ir rugpjūčio 3 dieną priartėjo prie Trakų. Abi pusės, siekdamos išvengti kraujo praliejimo, susitarė derėtis, tačiau derybų metu Kęstutis ir Vytautas buvo klastingai suimti ir įkalinti Krėvos pilyje. Po savaitės, rugpjūčio 15 dieną, Kęstutis mirė nelaisvėje. Manoma, jog buvo nužudytas. Po tėvo mirties Vytautas liko įkalintas Krėvoje, bet rudenį, padedamas žmonos Onos, sugebėjo pabėgti. Pasak metraščių, Ona sugalvojo planą vyrui išvaduoti ir Vytautas, persirengęs moteriškais drabužiais, ištrūko iš nelaisvės. Jis rado prieglobstį Prūsijoje, pas kryžiuočius, kur buvo pakrikštytas Vygando vardu. Šie įvykiai dar labiau suskaldė Lietuvą. Valstybė pasidalijo į Jogailos ir Vytauto šalininkų stovyklas. Kryžiuočių ordinas išnaudojo šiuos nesutarimus, rengdamas vis dažnesnius puolimus ir mėgindamas silpninti Lietuvos valstybingumą. 1382 metais, siekdamas sustiprinti valdžią ir sumažinti kryžiuočių ordino spaudimą, Jogaila sudarė Dubysos sutartį. Joje pažadėjo per 4 metus priimti krikščionybę, perduoti ordinui dalį Žemaitijos ir remti kryžiuočių karinės kampanijas. Vis dėlto susitarimas liko neįgyvendintas. Abi pusės nepasitikėjo viena kita. 1383 metais santykiai tarp Jogailos ir ordino dar labiau pašlijo ir Jogaila ėmė ieškoti naujų sąjungininkų. 1385 metais jis pasirašė Krėvos sutartį su Lenkija, kuria įsipareigojo priimti krikštą, vesti Lenkijos karalienę Jadvygą ir tapti Lenkijos karaliumi. Tai sustiprino Jogailos pozicijas tarptautinėje arenoje, tačiau atsisakymas perduoti Žemaitiją ordinui paaštrino konfliktą su kryžiuočiais, kurie jautėsi apgauti. 1384 metais, po ilgų kovų dėl valdžios ir vidinių nesutarimų, Jogaila ir Vytautas pasiekė kompromisą. Vytautas, pabėgęs iš kryžiuočių ordino globos, grįžo į Lietuvą, pripažino Jogailą didžiuoju kunigaikščiu ir atgavo tėvonijos žemes, išskyrus Trakus,
kuriuos Jogaila pažadėjo grąžinti vėliau. Šis susitarimas sustabdė vidaus kovas ir leido sutelkti jėgas prieš kryžiuočių ordiną. Tačiau nesutarimai tarp Jogailos ir Vytauto neišnyko. Vytautas toliau stiprino savo įtaką Lietuvoje, o Jogaila, tapęs Lenkijos karaliumi, vis labiau rėmėsi sąjungą su Lenkais. Krėvos sutartis. 14 amžiaus pabaigoje Jogaila stovėjo prieš istorinį pasirinkimą, kokiu keliu priimti krikštą, siekiant užtikrinti tarptautinį pripažinimą ir apsaugą nuo kryžiuočių ordino. Krikštas iš ordino būtų reiškęs politinę priklausomybę nuo priešiškos jėgos, o stačiatikybė nebūtų sustabdžiusi kryžiaus žygių ir tik dar labiau sustiprinusi Maskvos įtaką. Katalikybės priėmimas per Lenkiją atrodė naudingiausias sprendimas, todėl Jogaila pradėjo derybas su Lenkijos diduomene, siekdamas susitarimo, kuris užtikrintų Lietuvos krikštą ir sustiprintų jo valdžią regione. 1385 m. rugpjūčio 14 d. Krėvos pilyje Jogaila sudarė sutartį su Lenkijos atstovais. Joje įsipareigojo priimti katalikybę, apkrikštyti Lietuvą, grąžinti Lenkijai prarastas žemes ir paleisti belaisvius. Mainais jis gavo teisę vesti Lenkijos karalienę Jadvygą ir tapti Lenkijos karaliumi. Sutartyje minėtas Lietuvos prijungimas prie Lenkijos nebuvo aiškiai apibrėžtas ir liko neįgyvendintas, nors Lenkų bajorams tai buvo svarbus tikslas. Šis susitarimas tapo Lietuvos ir Lenkijos unijos pradžia bei sustiprino jų pozicijas kovoje prieš kryžiuočių ordiną. 1386 metais Jogaila priėmė katalikų krikštą, vedė Jadvygą ir buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi Vladislovu II. Taip susiformavo personalinė unija. Lietuva ir Lenkija išlaikė savarankiškumą, tačiau turėjo bendrą valdovą. Jogaila valdė Lenkiją, o Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdymą patikėjo savo vietininkui. Nors Krėvos sutartyje buvo minėtas Lietuvos prijungimas, šalis išliko savarankiška, o Jogailos karaliavimas Lenkijoje neturėjo tiesioginės įtakos Lietuvos vidaus politikai. 1387 metais Jogaila Vilniuje pradėjo Lietuvos krikštijimą, įsteigė vyskupiją ir pastatė katedrą, o miestui suteikė Magdeburgo teises. Tai suteikė Lietuvai tarptautinį pripažinimą ir atėmė kryžiuočių ordinui pretekstą tęsti karus prieš pagonis. Katalikybę priėmę bajorai gavo naujų privilegijų, sustiprėjo bažnytinė valdžia. Krikštas tapo postūmiu raštijos, teisės ir administracijos reformoms, tačiau pagoniški papročiai dar kelis dešimtmečius išliko gyvi, o Žemaitija buvo oficialiai pakrikštyta tik 1413 metais. Tapęs Lenkijos karaliumi, Jogaila įtvirtino Jogailaičių dinastijos valdžią, kuri truko daugiau nei 200 mečius ir apėmė ne tik Lietuvą ar Lenkiją, bet ir Čekiją su Vengrija. Dinastija stiprino bajorų savivaldą, plėtojo diplomatinius ryšius ir palaikė regiono stabilumą. Nors buvo sudaryta dinastinė sąjunga su Lenkija, Lietuvos didžioji kunigaikštystė išlaikė savarankišką administraciją ir teisinės tradicijas. Tačiau glaudūs politiniai ir kultūriniai ryšiai su Lenkija ilgainiui skatino abiejų valstybių sąveiką ir formavo bendrus valdžios santykius. Po Lietuvos krikšto prasidėjo spartus vakarų Europos kultūros skverbimasis. Buvo įsteigtos pirmosios vyskupijos, pradėtos statyti bažnyčios, kuriamos mokyklos ir stiprinama raštijos tradicija. Lotynų kalba tapo administracijos ir bažnytinės raštijos pagrindu, ėmė formuotis vakarietiška teisės sistema. Kartu augo Lenkų kultūros įtaka. Bajorai vis dažniau perimdavo Lenkų kalbą ir papročius. Ilgainiui tai skatino dvikalbystės plitimą, o lietuvių kalba išliko gyva tarp valstiečių ir žemesniųjų visuomenės sluoksnių. Vytauto kelias į valdžią. Jogailai tapus Lenkijos karaliumi, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdymą jis patikėjo savo broliui Skirgailai. Tačiau Skirgailos autoritarinis valdymas ir nuolaidžiavimas Lenkų įtakai sukėlė didelį Lietuvos bajorų ir kunigaikščių nepasitenkinimą. Skirgaila nesugebėjo užtikrinti vidaus stabilumo ir išlaikyti vienybės, o jos sprendimai skatino kunigaikščių pasipriešinimą. Lenkų dvasininkų ir pareigūnų įsitraukimas į Lietuvos administraciją dar labiau didino įtampą,
o vietos bajorai baiminosi, kad bus apribotos jų teisės. Ši padėtis sudarė palankes sąlygas Vytautui sustiprinti savo pozicijas ir atnaujinti kovą dėl valdžios. 1390 metais Vytautas, nusivylęs Jogailos pažadais ir nepatenkintas Kirgailos valdymu, pabandė dar kartą užimti Vilniaus pilį. Jis kartu su savo šalininkais ir nedidelė kariuomenė surengė netikėtą puolimą, tikėdamasis klasta įsiveržti į miestą. Tačiau Skirgailos įgula buvo pasiruošusi ir ataką atrėmė. Nesėkmė privertė Vytautą antrą kartą ieškoti paramos pas Kryžiuočių ordiną. 1390 m. vasarą jis susitarė su ordinu, pažadėdamas atiduoti Žemaitiją iki Nevėžio, mainais už karinę pagalbą. Nors ordinas sutiko paremti Vytautą, šį kartą santykius temdė nepasitikėjimas. Kryžiuočiai pareikalavo įkaitų, tarp jų ir Vytauto žmonos Onos. Tai nebuvo be pagrindo, nes Vytautas siekė susigrąžinti valdžią Lietuvoje ir tuomet išsivaduoti iš Kryžiuočių ordino įtakos. 1392 metais Vytauto įtaka Lietuvos didikų tarpe pasiekė tokį lygį, kad jis tapo realią alternatyvą Jogailos politikai. Daugelis bajorų siekė stipresnės ir vietiniai diduomeniai palankesnės valdžios nei Skirgailos, todėl Jogaila buvo priverstas ieškoti kompromiso. 1392 m. rugpjūčio 4 dieną Jogaila pasiūlė Vytautui paliaubas ir pakvietė į derybas Astravo dvare netoli Lydos. Čia pasirašyta taikos sutartis suteikė Vytautui kaip Jogailos vietininkui teisę valdyti visą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, taip pat grąžino Trakų kunigaikštystę ir kitas tėvonijos žemes. Nors Vytautas formaliai pripažino Jogailos viršenybę, faktiškai jis tapo nepriklausomu valdovu. Šis susitarimas užbaigė vidaus kovas ir sudarė sąlygas valstybės centralizacijai. Perėmęs valdžią Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, Vytautas ėmėsi centralizuoti valdymą, siekdamas sustiprinti didžiojo kunigaikščio galias ir sumažinti vietinių kunigaikščių įtaką. Iki tol vietinės kilmės kunigaikščiai valdė savo žemes beveik savarankiškai, o tai ribojo valstybės valdymo efektyvumą. Vytautas laikė tai grėsmę stabilumui, todėl palaipsniui šalino juos iš valdų ir jų vietoje skyrė sau lojalius, dažniausiai katalikų tikėjimą priėmusius bajorus. Tai leido sukurti efektyvesnę administraciją, sumažinti vidaus konfliktų grėsmę ir sustiprinti centrinę valdžią. Įsitvirtinęs soste, Vytautas ėmė plėsti savo įtaką rytuose, siekdamas sustiprinti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pozicijas Rusios kunigaikštystėse. Daugelis jų buvo priklausomos nuo Aukso ordos, tačiau Vytautas sumaniai pasinaudojo totorių vidaus nesutarimais ir užsitikrino vietinių kunigaikščių paramą. 1392–1399 metais jis surengė kelis sėkmingus žygius į Rusios gilumą, pasiekė Juodosios jūros pakrantę ir užėmė Hadžibėjaus tvirtovę dabartinės Odesos teritorijoje. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės įtakos sfera išsiplėtė iki Dono žemupio, o valstybė tapo viena didžiausių Europoje tiek teritorijos, tiek politinės įtakos požiūrių. Pirmieji sėkmingi žygiai prieš totorius paskatino Vytautą dar didesniems siekiams. 1399 m. vasarą jis suorganizavo kryžiaus žygį prieš totorius, kurį palaimino popiežius Bonifacas IX. Šiam žygiui Vytautas subūrė jungtinę lietuvių, lenkų, rusų, moldavų ir vokiečių ordino kariuomenę. Rugpjūčio 12 dieną prie Vorsklos upės Vytauto pajėgos susirėmė su chano Temeri Kutlugos ir emyro Edigėjaus vadovaujamais totoriais. Mūšis baigėsi visišku Vytauto kariuomenės sutriuškinimu. Žuvo daug karių, o pats Vytautas vos išsigelbėjo. Po šios nesėkmės Vytautas buvo priverstas atsisakyti agresyvios politikos rytuose ir atnaujinti glaudesnius santykius su Jogaila bei Lenkija. 1401 metais, siekdamas sustiprinti valdžią po nesėkmingo karo su totoriais, Vytautas pasirašė Vilniaus Radomo sutartį su Jogaila. Šiuo susitarimu Vytautas įgijo teisę valdyti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę iki gyvos galvos, formaliai pripažindamas Jogailos viršenybę,
bet faktiškai išlaikydamas savarankiškumą. Po Vytauto mirties Lietuvos didžioji kunigaikštystė turėjo grįžti Lenkijos kontrolėn, tačiau realybėje Vytautas ir toliau stiprino Lietuvos nepriklausomybę. Sutartis stabilizavo santykius su Lenkija, užtikrino abipusę karinę paramą ir leido Vytautui sutelkti dėmesį į vidaus reformas bei kovą su kryžiuočių ordinu. Jogailos ir Vytauto valdymo laikotarpis tapo kertiniu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos etapu. Krikšto priėmimas, sąjunga su Lenkija, vidaus centralizacija ir geopolitinės ambicijos pavertė valstybę vieną didžiausių Europos galybių. Nors glaudūs ryšiai su Lenkija ilgam nulėmė politinius procesus, Vytauto reformos sustiprino kunigaikščio valdžią ir įtvirtino Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kaip savarankiškos politinės jėgos pozicijas. Tai buvo laikotarpis, kai Lietuva perėjo nuo pagoniškos santvarkos prie vakarietiškų valdymo ir kultūros modelių, o šio pokyčio padariniai išliko svarbus visoje šalies istorijoje.